savo kariais ir kunigaikščiais išjojo medžioti. Kiaurą dieną medžiojo, ragų aidai toli skambėjo. Šalkę susirinko ant aukštos kalvos, kur Vilnia įteka į Nėrį. Ten susirinko visus užmuštuosius žvėris, briedžius ilgais, lyg medžių šakos ragais, vilkus, gauruotus lokius. Gediminas tada nukovė didžiausią taurą. Visi nustebo, mat nebuvo matę tokio didelio. Naktis buvo rami ir šilta, todėl Gediminas panūdo ant tos kalvos ir miegoti. Ta vieta jam labai patiko. Kalnas buvo apaugęs senais ąžuolais ir baltais beržais. Pakalnėje plaukė Neries upė. Ryto metą kunigaikštis atsikėlė. Išėjo iš palapinės ir ėjo pas karius paklausti. Šiąnakt sapnavau nuostabų sapną. Ant aukšto kalno stovėjo didelis geležinis vilkas. Ir kaukė jis taip garsiai kaip 100 vilkų. Ką tai galėtų reikšti? Niekas negalėjo Gediminui paaiškinti, ką toks sapnas galėtų reikšti. Tada Gediminas nusprendė eiti pas vyriausią lietuvių vaidilą Krivių Krivaitį. Šiąnakt sapnavau nuostabų sapną. Ant aukšto kalno stovėjo didelis geležinis vilkas. Ir kaukė jis taip garsiai kaip 100 vilkų. Ką tai galėtų reikšti? Vyriausias kunigaikšti, Kelišinis vilkas yra pilis, kuriuo tu turi pastatyti ant šio kalno. Aplink pilį turi pastatyti miestą. Priešą ją puldinės daug kartų, norėdami sugraužti ir suardyti, tačiau neįveiks jos. O toks stiprus vilko balsas reiškia, kad garsas apie galingą ir turtingą miestas pasklis plačiai po visą pasaulį.
sugalvojo ir pavadino jį Vilniumi. Paskui persikėlė į jį gyventi, o per daugelį metų išsipildė Krivaičio žodžiai apie Vilniaus galybę ir garsumą.